Šiaip aš dabar iš tikrųjų išversiu žmonių kalbą, ką jis ką tik pasakė. Jis puikiai supranta, kad taip, jis yra vatnikas, bet tu negali niekada savo pripažinti, ypač jeigu esi per geros nuomonės apie save, kad galbūt tu esi neteisus. Dėl to, startuojant nuo galo, tai yra, kad aš esu vatnikas, jis realiai, va taip va, eidamas atgal, po truputį sukūrė istoriją, kodėl jis iš tikrųjų yra geresnis už kitus ir kodėl yra nuostabu, kad jis yra vatnikas. Kai dariau video apie Lietuvos šūdų YouTube tier listą, aš nuoširdžiai maniau, kad aš žinau visus pagrindinius veikėjus, kurie randasi YouTube'ai ir daro šūdiną marginalinį turinį. Ir ką jūs manot? Klydau. Praeitam video aš kalbėjau apie Liną Jurgutį, kurį realiai per naktį padarė Būkime vieningi, bet šalia to aš atradau dar ir ne ką kitą, o Labas žmogau kanalą. Kaip aš jį atradau? Na matot, YouTube'as turi daug labai fainų funkcijų, kai tu esi turinio kūrėjas. Ir vienas iš jų tai yra tai, kad YouTube'as rodo, kokius dar kanalus žiūri mano žiūrovai. Ir savaime, aišku, mes ten turim Būkime vieningi, Orlauską, Laisvės TV, Malinauską, to, ko tu tikėtumės. Bet tada tu turi ir va tokių keistenybių, kaip kad Labas žmogaus su Saulium Gintautu. Ir kai aš pamačiau, kad yra dar vienas kanalas, kuris turi 2,3 tūkstančio sabų, kurio vidai renka tūkstančius peržiūrų, aš buvau toks, jomajo, kiek galima? Ta prasme, iš kur jie randas? Ta prasme, kaip? Kodėl? Na, bet kadangi jisai yra didesnis už mane ir kadangi jis turi kažkiek tai peržiūrų ir kadangi jis kalba whack šūdą, tai aš manau galima ir jį pareaguoti. Dabar, kai aš radau šį kanalą, aš nesupratau, kas čia per hebrantas, dėl to pradėjau googlint. Ir realiai vienintelis geras šaltinis, kur aš kažką apie jį radau, buvo Skirmanto Malinausko vidas. Ir aš tą vidą nulinkinsiu žemyn, nes nenoriu kartotis, bet aš iš to vido supratau, kad šitas hebrantas kažkada liktais prisidėjo prie potencialiai nekilnojamo turto išviliojimo iš neįgalios, rašyti nemokančios senutės. Tada jisai pasinaudojo Maidanu tam, kad promautintų savo bizniuką. Vėlgi, čia ką aš supratau iš Skirmanto vido. Ir sakau, aš jį įdėsiu į aprašą su timestampu, aišku, jeigu nepamiršiu. Jeigu pamiršiu, tai komentatoriai nukratykit mane. Bet išeities taškas, kad čia yra dar vienas slidus tipelis. Aišku, jis kaip pasirodė Skirmanto video yra ir su Būkime vieningi buvęs. Apibendrinus mes turim labai standartinį marginalų veikėją. Tad pasiklausykim, ką jis turi pasakyti apie žodį vatnikas. Labas žmogau, pakalbėkim apie vatnikus. Atėjo Lietuva nuostabus laikas, kai galima pasikurti židinį. Atrunto mini, kad aš beveik gyvenu kemperį, tai man tai iš vis yra retaplo proga, bet... Šiaip tai, pala, aš nesuprantu, kas čia su tais kemperiais. Būkime vieningi turi kemperį, dabar pasirodo, jis turi kemperį, čia kažkokia tai tradicija marginalų lietuviškų. Mes ne apie tai. Žmonės dažnai tam, kad paslėpti savo nesugebėjimą mąstyti, galvoti ir kažką daryti, visi labai mėgsta naudoti pratingus žodžius. Pavyzdžiui, 5 kolona, propaganda, vatnikas. Kaip paprašai paaiškinti, ką tai reiškia, žmonės dažniausiai ir negatu, kaip čia visi viską tai žino. Šiaip tai jisai neklysta. Labai neretai įvairaus plaukio veikėjai, kurie nori pasirodyti protingesni ar geresni už kitus, ar šiaip tiesiog yra durneliai, naudoja daug protingų žodžių, kad atrodytų protingesniais. Ir tai dažniausiai tai būna iš tikrųjų kokie nors ten labai protingi žodžiai, kaip kad kvantinė fizika, kvantinis susietumas, kontinuumas, spektrai, bangos, daugiadimensijos visatos, paralelios dimensijos ir taip toliau ir panašiai. Tai, kai iš čia išvardino, iš tikrųjų yra žiauriai paprasti žodžiai, nes vėlgi, propaganda, kas negalėtų paaiškinti, kas yra propaganda? Tai yra tiesiog kažkokios valstybės ar galbūt organizacijos stumiama žinia, kuri netitinka realybės, bet kuri yra skirta tos organizacijos ar valstybės tikslam pasiekti. 5 kolona, šitas gal truputį mandresnis apibrėžimas, bet vėlgi, jeigu tu įvedi tiesiog 5 koloną į Google, tu gauni labai paprastą ir trumpą apibrėžimą. Ir vėlgi, čia nėra kažko super sudėtingo. Tai realiai tiesiog žmonės, kurie kenkia kažkokiai tai organizacijai ar sambūriui iš vidaus. Tad vėlgi, čia nėra nieko labai sudėtingo. O vatnikas, vėlgi, praktiškai, kaip aš apibrėžčiau vatniką, tai yra
žmogus, kuris būdamas iš Rusijos arba ne iš Rusijos, dėl vienų ar kitų priežasčių besąlygiškai palaiko Putino Rusiją. Tiesiog. Ir tai yra, manyčiau, labai adekvatus ir paprastas apibrėžimas. Aš pamenu, savo laiku iš tikrųjų rusofilija buvo toksai kaip ir labiau žinomas terminas, bet vėlgi žmonės kažkaip nusistovėjo ant vatos, nes vėlgi rusų kariuomenė kažkada vatinės triukės naudojo tokias, kaip kad vatys yra apsirengęs. Bet, okei, gerai, vėlgi, aš pats, tų, kas palaiko rusus vatnikais, beveik nevadinu, man šitas asmeniškai terminas niekada neprigijo, bet tie, kas naudoja, tegul naudoja ir apibrėžimas yra žiauriai paprastas. Tai aš nelabai suprantu, kam reikia beveik 5 minučių video paaiškinti kažkam, kas yra akivaizdu. Kitą kartą tegul geriau paaiškina, kas yra kvantinės perturbacijos. Nes va ten yra įdomu. Tad, kad taip jums nebūtų su žodžiu vatnikas, aš jums papasakosiu. Žodžio vatnikas kilmė, kas ir kaip buvo vadinami vatnikais. Pradėkime nuo to, dėl ko tas žodis taip išpopuliarėjo. 2014 metai Odesa, prasme, kažkur tai vasario pabaiga, rugsėjo tikriausia pradžia, profsąjungos rūmai, berods 54 arba 56 gyvi žmonės buvo sudeginti profsąjungos rūmuose. Ir jie buvo apsirengę, dalis jų buvo apsirengę tokiu rūbu, kaip dabar manęs yra vadinasi vatnik. Tai yra rūbas padarytas iš vatos, tai yra Antro pasaulinio karo karinė uniforma, realiai labai patogi, praktiškai man labai patinka. Ir ten buvo vienas iš šūkių gari vata, kas nesuprantat rusų kalbos, tai deg vata. Ir tokiu būdu buvo deginami gyvi žmonės. Man tai yra įspūdinga, kad praėjo jau kiek? 8 metai nuo 2014 ir kažkokiu tai būdu jie vis dar kažkaip nepaleidžia šito incidento profsąjungų rūmose, Odesoje. Ar tai buvo tragedija? Na taip, ta prasme, net jeigu tie žmonės buvo prorusiški, nieks nenusipelno mirties sudegant kažkokiam tai pastate. Aišku, klausimas, ar jie nebuvo patys iš kažkokio lygio dėl to kalti, kaip kad man paaiškino vienas iš komentatorių po vienu iš mano senesnių vidų. Bet esmė yra ta, kad man iki šiol yra įspūdinga, kaip marginalai iš paskutinių bando išsukti šitą naratyvą, kad va, čia ukrainiečiai degino rusus, čia gari vata. Na, šiaip tai vėlgi aš nebijoju, kad kažkokiais, kad čia ukrainiečiai tikrai galėjo kažką tokio pasakyti. Kaip bebūtų, Putinas jau tada norėjo jų šalį sunaikinti ir aš tikiu, kad žmonės galėjo būti visai užsiknisę. Ar tai yra pateisinama ar ne, aš palieku jums patiems spręsti. Bet esmė yra ta, kad be šito Odesos profsąjungų rūmų incidento realiai, kaip ir nebuvo daugiau atvejų, kai va čia niekadėjai, bendorovcai, nacistai, narkomanai, ukrainiečiai degintų didžiadvasinguosius rusus, kurie tiesiog nori gyventi savo žemį, bet banderovcai jiem neleidžia. Nes aš pamenu, iš tų laikų man labiau yra įsiminę kitas dvi istorijos, tai yra apie nukryžiuotą berniuką, kur, kaip suprantu, tai vakarų ukrainiečiai, kurie yra krikščionis, nukryžiavo stačiatikį berniuką. Ir tiesiog tai buvo bandoma sukelti tarsi priešpriešą tarp labiau krikščioniškų Ukrainos vakarų ir labiau stačiatikiškų rytų. Tada ten dar buvo ta kultinė nuotrauka su tai negyva neščia moterim, kurią ten bendorovcai nušovė. Ir kaip vėliau paaiškėjo, ta moteris nei neščia buvo, nei toj nuotraukoj negyva buvo, bet, negi propagandai tas yra labai įdomu. Bet sakau, pats faktas yra toks, kad yra įspūdinga, kad iki šios dienos tą vieną incidentą jie taip rezonuoja, nes akivaizdžiai tiesiog nėra jokio kito atvejo ar atsikartojamumo, apie kurį jie galėtų kalbėti. Kai kas iš mano žiūrovų, greičiausiai ne YouTube, tik tokias, kas teisingai, juos ir reikėjo deginti. Ir kai kas sakys, kad mane reikėjo sudeginti, okei. Bet tie, kas taip reikėt, jūs nesuprasit, bet aš pabandysiu paaiškinti. Šiandien jūs reikėt, kad reikia deginti vatnikus, ar rytoj kažkas jūsų tarpės, sakys, man nepatinka, kaip ta žmogus žiūri, kvepuoja, daro ar masto, davai mes deginkim juos. Jeigu jūs įledat į visuomenę, kad reikia deginti žmonės gyvus, tai jūs nežinot kada, už ką rytoj gali jums sudeginti. Bet jums tas neaktualu, nes jūs nemastot. Tai vat, po to labai... Tai va, šitoje vietoje aš dabar žinau, kad žiauriai prasileisiu, bet iki kažkokio lygio aš beje jam pritariu šitoje vietoje. Kaip bebūtų,
smurtas gimdo smurtą. Ir vienintelis smurtas, kuris yra pateisinamas, tai yra, kai tu ginies. Ir dėl to, kaip aš matau visą šitą situaciją, taip, visi rusai, kurie peržengia Ukrainos sieną su intencija okupuoti Ukrainą, turi mirti. Vienareikšmiškai. Tai jeigu mes taiga pradedam aiškinti, kad visi rusai visam pasauliu čia maždaug turi mirti, turi būti sudeginti, mes realiai tik tai pasitarnavom kremliniai propagandai. Nes kaip be būtų, jie ir nori, kad būtų va šitas konfliktas, kad rusų tauta jaustų, kad visas pasaulis prieš mus, dėl to mes turim gintis ir vienytis aplink didįjį Putiną. Kai realybė yra tokia, mes jums turim parodyti, kad žiūrėkit, jūsų telkimas apie Putiną jūsų šalį atnešė tik tai negandas, mirtį ir karą. Tuo tarpu, jeigu būtų kažkoks dialogas su mumis, galbūt galima būtų gyventi taikoje ir prekyboje tarpusavį. Dėl to aš asmeniškai manau, kad bet koks toks smurto inicijavimas tautinių, religinių ar galų gale seksualinių pakraipų atžvilgių yra vienodai ydingas. Kita vertus, savaime aišku, iš čia šitą visą bando išsukti iš tos pusės, kad tai čia maždaug turbūt Ukrainai reikia taikos, čia negerai, kad mes aukojam pinigus tam, kad ukrainiečiai žudytų rusus, čia visos gyvybės svarbios, čia kažkurią dieną jūs aukojat pinigus, kad žudytų rusus, o kitą dieną galbūt su tais ginklais žudys ir jūs. Vėlgi, kontekstas, kuriame jis šitą bando pasakyti, kaip aš asmeniškai jį suprantu, yra ganėtinai ydingas, veikiausiai, bet išėmus iš konteksto pati mintis, iš tikrųjų, aš manau, yra teisinga. Nes jeigu mes normalizuojam smurtą ir susidorojimą su kažkokiom žmonių grupėm visuomenėje, yra tik tai klausimas, kada į valdžią atėjus kokiem nors marginalam, ar nupušus tam, kas buvo valdžioje prieš tai ir atrodė adekvačiu, gali atsisukti prieš pačią visuomenę. Žodis aš padarėjau vatnikas. Kitas dar yra dalykas, ten daug kalbat, kad čia pas mus Rusai okupavo ir daug buvo temiama į Sibirą. Labai daug žmonių, kurie buvo vežami traukiniuose, irgi buvo aprengti tokiais vatnikais. Tai vėlgi, naudodami žodį vatnikas, kaip jūs jį suprantat, jūs negerbė tų lietuvių, kurie buvo ištremti į Sibirą. Tai jau pradėkime to, kad... Pala, ką? Kas čia per intelektinę gimnastiką? Ta prasme, ką? Jo. Okei, ta prasme, tam, kad suprastumėt, ant kiek iš tikrųjų tai, kai jis ką tik pasakė, yra kvaila, aš jums pateiksiu analogiją. Pavyzdžiui, dažnai internete sklando mintis, kad žmonės turi išsivaduoti iš savo grandinių. Mes turim nusimest pančius, kurie mums trukdo judėti į priekį. Ir naudojant jo logiką, tu jūs įsivaizduot, kaip tai yra nepagarbu juodaodžiams, kurie gyvena JAV ir kurie buvo ten atvežti kaip vergai. Jiegi visą kelionę iš Afrikos į JAV praleido surakinti grandinėm. Ir daugybė jų kartų, iki tol, kol jie visi buvo išlaisvinti, irgi praleido grandinėse. Tai kai jūs sakot, kad grandinės reikia nusimesti ir grandinės yra blogai, jūs rodot nepagarbą visiems juodaodžiams Amerikoje, kurie yra kilę iš vergų. Dabar jūs suprantate, kiek tai yra kvaila. Dabar taip, juos vežė į Sibirą, bet juos vežė į Sibirą ne jų norų ir juos aprengė šitom striukėm, nes sovietai nieko geresnio neturėjo. Ir tai, kad jie buvo su šitom striukėm, nereiškia, kad šita striukė kažkaip yra mūsų tremties simbolis, kurį reikia gerbti. Ne, tai kaip tik yra kažkas, kas mums turėtų simbolizuoti smurtą prieš mūsų valstybę, genocidą prieš mūsų valstybę ir kodėl vatinių striukių neapykanta turėtų būti tiesiog giliai mūsų kraujai. Ta prasme, vakas būna, kai bandai vaidinti labai protingą, užsiimi intelektinę gimnastiką, ir vietoj to, kad padarytum 5-gubą flipą, tiesiog nusileidi galvą į cementą. Jūs palaikot savo žodžio vatniką supratimu. Kaip jums tai atrodo? Gyvų žmonių deginimą, niekinat tremtinius lietuviškus, visai neblogas poelgis iš jūsų pusės. Wow, man iš tikrųjų šitą vietą yra labai įdomu, kiek jisai turėjo sėdėti ir galvoti, šituos pritempimus, kodėl žodžio vatnikas naudojimas yra blogas. Nes, ta prasme, čia yra toks iš tolo pritemptas argumentavimas, kad eik tu savo. Aš šiaip turiu lenkti jam kepurę, jeigu su tokia būčiau, nes, ta prasme, aš norėdamas tokios geros komedijos neparašyčiau. Rimtai, ta prasme, žmogus yra apsigimęs
Juokdarys. Tiesiai šviesiai. Tik tai ar jis pats tas suvokia savame, aišku, yra kitas klausimas. Dabar aplamai, ką reiškia žodis vatnikas. Dabar mes jau apibrėžiam, kad vatnikas yra tas, kas palaiko žmonių deginimą ir negerbė tų, kas buvo ištremti iš Lietuvos. Tai ta prasme, tai dabar dar vienas apibrėžimas bus. Vatnikas tai yra tas pats, kas Amerikoje rednekas. Nu, šiuolaikiškas redneko pavadinimas yra trampistas arba Prancūzijoje yra golistas. Šarlio de Golio rėmėjai. Tai yra žmonės konservatyvių vertybių. Prašyčiau nepainioti su Lietuvos konservatorių partija. Jie neturi jokių konservatyvių vertybių absoliučiai. Pala, čia. Va, šiaip, kur aš turiu jį pagirti? Neironiškai beje. Nu, iš tikrųjų tai labai ironiškai. Čia yra 5 minučių, 50 sekundžių vidas, bet jis yra tiesiog jam-packed, bet tokių nuostabių, tiesiog nuostabiai cituojamų sakinių. Lietuvos konservatoriai iš tikrųjų yra velniškai konservatyvūs. Vėlgi, ką jie visada taip patiliukais nutyli, yra tai, kad pilnas jų partijos pavadinimas yra Lietuvos Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai. Ir taip, dabar jų viršuje yra sąlyginai centro dešinės politikai, sakyčiau, tai yra ta pati Šimonytė, Landsbergis, Anušauskas. Bet jie tikrai turi labai stipriai dešinį sparną. Būtent dėl to konservatoriai pastoviai paveda Laisvės partiją, kai yra balsuojama už partnerystės įstatymą, kas bei yra didžiulė gėda. Aš savo draugų tarpe, kurie yra didžiuliai Laisvės partijos palaikytojai, netgi ne kartą esu girdėjęs minčių, kad Laisvės partija iš vis turėtų išeiti iš valdančiosios koalicijos, nes konservatoriai pastoviai juos išduoda. Vėlgi, mano nuomonė, konservatoriai galėtų būti žymiai geresnė partija, jeigu jie nusimestų tą krikščionių demokratų dalį ir tiesiog taptų nuosaikę dešinę, kuo jie beveik de facto didžiąją dalim dabar yra. Bet kita vertus, čia jisai tokį gerą šovę ir vėlgi matos, kad jis Lietuvos politikoje nelabai gautas. O dėl to, kad vatnikai yra rednekai, tai ne. Rednekai negali būti vatnikais dėl to, kad jie iš principo nebūtinai labai palaiko Rusiją. Nu, nebent jeigu Trumpas jam pasako palaikyti Rusiją. Bet pats faktas yra tai, kad tai tiesiog yra baltasis iš pietinių JAV valstijų. Nu ir viskas. Ir esmė yra ta, kad taip, jie yra tokie tarsi pajuokos objektai JAV, bet dėt lygybos ženklą tarp jų, ta prasme, čia yra visiška nesąmonė. Man iš tikrųjų JAV politikoje vatnikus labai jau primena kai kurie demokratai, kurie galbūt yra pro-rusiški arba bent jau yra už JAV dominavimo pasaulį mažinimą, tai yra labiau vidinė politika. Aišku, yra JAV respublikonų pusėje politikų, kurie yra ganėtinai pro-rusiški ir dėja tenka pripažinti, kad galbūt tokių netgi yra daugiau negu norėtus. Bet vėlgi sakyti, kad rednekai yra vatnikai, čia yra visiškas trečas. Nuo žodžio neturi visai. Pagrindinis yra žodis. Tai žmonės, kuriem šeima, tai yra vyro ir moters sąjunga. Tai žmonės, kuriem šeimoje 2-3 vaikai, pavyzdžiui, Amerikos atveju, jeigu pas tau nėra 3 vaikų, tai tu kažkoks tai esi, bent jau anksčiau buvo tokia Amerika, kurioje man dar teko gyventi, ne per tiek daug metų, 6-7 metus, pas tau nėra 3 vaikų, tai tu kažkokie, sako rusai, užšerbinai. Nu toksai, nuskriaustas ir kažkoks tai, vėl tai tu čia gyveni, pas juos 5 vaikai, normalu būdavo. Ta prasme, ką? Ta prasme, kaip vaikų turėjimas susiveda su tuo, kad tu esi vatnikas? Ta prasme, ką? Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu Amerikoje tu neturi 3-5 vaikų, tai tu čia kažkoks nuskriaustas, praktiškai nevykėlis, jeigu gerai supratau iš šio konteksto. Aš tiesiog atsidariau oficialius duomenis apie gimstamumą JAV ir, ką jūs manot, kad būtų 2, bent jau 2, tai čia yra ultra reta. Net jeigu mes žiūrim istorinius duomenis, tarkim, prieš 10 metų, kaip tik kai baigės krizė, tai vėlgi, ta prasme, galbūt yra kažkokių tai valstijų, kur yra truputį virš 2, bet kad būtų 3-5 vaikai ir dar taip atsikartojančiai, tai čia yra visiška nesąmonė. Šiaip tai aš kaip tik sakyčiau, kad gimstamumai, apart šitų galbūt valstijų, yra labai panašus kaip Europai. Gal vidutiniškai truputį didesni, bet vėlgi, ta prasme, jis čia nusišnekėjo visiškai. Nebent jisai kalba apie kažkokių tai raudonųjų valstijų, daugiavaikės šeimas, kurios ten gyvena provincijoje ir ten jos yra rednekinės. Bet pagal šitą logiką aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad kai aš buvau vaikas,
ir augau mažam miestelį, maždaug pusė mano draugų buvo iš šeimų, kurios turėjo 3 ar daugiau vaikų. Tai vėlgi, tai čia, kai aš augau Lietuvoje, buvo visai normalu turėti po daugiau negu 2 vaikus. Kai realybė tiesiog yra tai, kad tai žiauriai priklauso nuo inercinių veiksnių, tai yra galbūt žmonės gimdę ankstyvais 90-aisiais, nes manė, kad gyvenimas taigiai gerės. Bet tada, kalbant apie inercinius veiksnius, tada gimstamumas labai stipriai krito, kai buvo ekonominė krizė tarp 93-7 metų. Bet tada vėlgi reikia atsižvelgti, ar mes kalbam apie miestą, ar mes kalbam apie kaimą, galbūt kitus kintamuosius. Bet sakyt, kad JAV yra normalu turėti 3-5 vaikus, galbūt tam tikrose bendruomenėse, bet tai tikrai nėra bendra taisyklė visai JAV. O antras dalykas, iš čia sako, oi, aš čia gyvenau JAV, aš žinau, taip. Vėlgi, man tada paprastas klausimas, kur JAV jisai gyveno, su kuo jisai bendravo ir iš principo, ką jis apskritai ten darė. Nes pavyzdžiui, aš JAV nesu gyvenęs, aš to teikti negaliu. Bet aš esu JAV labai nemažai keliavęs, tiek vakariniam, tiek rytiniam krante. Ir tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kad yra milžiniškas skirtumas tarp rytinės ir vakarinės pakrantės. Maža to, aš daugiausiai šiaip esu buvęs Kalifornijoje, 4 kartus San Franciske ir 2 kartus Los Andžele. Ir aš galiu pasakyti, kad vien tarp tų 2 miestų yra milžiniškas skirtumas. Pavyzdžiui, savo laiku aš esu vakarieniavęs su Lietuvos prekybos ataša JAV. Man atrodo, taip jo titulas vadinos. Gali būti, kad klystu, nes čia prieš daug metų buvo. Bet esmė yra ta, kad jis gyvena Kalifornijoje. Ir jis yra, aišku, lietuvis, tai dėl to mes kalbėjom lietuviškai. Ir jis, pavyzdžiui, davė tokį pavyzdį. Tarkim, yra 16-metė mergina San Franciske ir Los Andžele. Tėvai žino, kad galbūt jinai turi kažkokių problemų susijus su tuo, kaip jinai save mato. Kitaip tariant, turi kažkokių pasitikėjimo savim niuansų. Ką daro tėvai 16 gimtadienio proga? San Franciskėje padovanos narystę sporto klube, Los Andžele padovanos krūtinės padidinimo operaciją. Vėlgi, turėkit galvoje, čia yra anekdotas iki kažkokio lygio, bet pats faktas yra toks, kad jeigu tu kalbi apie vieną valstiją ir 2 didžiausius jos miestus, tai yra San Francisco ir Los Andželą, jau yra esminiai skirtumai. Galų galia tam pačiam San Franciske yra milžiniški skirtumai. Tu gali nueiti nuo blizgančių dangoraižių iki visiškų juodukų getų vos per 5 kvartalus. Aš žinau, aš pats ten buvau, aš pats ten vaikščiojau. Ir kadangi man tenka į ten skraidyti darbo reikalais, aš, pavyzdžiui, dabar esu išmokęs, kuriuose gatvėse galima imti viešbučius, o kuriuose ne. Nes būna gatvių, kur tais ten būna ištisi palapinių miesteliai. Bet tuo pat metu tu ten turi tokius neišpasakytus turtus, kai kuriuose rajonuose, kurie yra už kokių 2-3 mylių, kad kontrastai yra milžiniški. Ir dabar įsivaizduokit, jeigu aš gyvenčiau tik tam bomžynę, kaip aš žiūrėčiau į JAV, ir galbūt kaip aš žiūrėčiau JAV, jeigu aš gyvenčiau tik, pavyzdžiui, tose turčių namuose. Jam sakyt, kad oi, aš ten gyvenau ir aš žinau, ne. Jeigu reikėtų vienu žodžiu apibūdinti JAV, tai yra kontrastai. Ir va toks absoliutinimas, kurį jis čia padarė, yra, mano nuomonė, visiškai neteisingas. Kitas. Minivienas atsirado kur? Amerikoje, nes Amerika šeima normalių su 3-4 vaikais į paprastą mašiniuką, kad ir didelį amerikietišką, nepareidavo. Tai yra vatnikas, tai yra konservatyvios vertybės, vyras, moteris, šeima, daug vaikų, ta prasme, jiem tėvynė. Tai ne kažkoks tai žodis, kurio, nežinau, tai tėvynė, tai yra ta vieta, kur jie gyveno, kur jie gimė, kur jie jaučiasi. Jie gatavi, ta prasme, savo gyvybės paukoti. Už tėvynės laisvę, už tėvynę. Šiaip taip, JAV, tas yra visiška teisybė, jie ten yra ultra nacionalistiški ir patriotiški gerąją prasme. Aš, pavyzdžiui, esu skaitęs internetuose ir dabar aš nerasiu šaltinio, tai vėlgi gali būti, kad aš atminties cituodamas nusišneku. Bet kiek aš kažkada esu skaitęs, kad kai 41-ais Japonų generalinis štabas svarstė invaziją į žemyninę JAV, kažkuris generolas pasakė, jokių būdų, nes jūs rasit amerikietį su šautuvu už kiekvienos smilgos. Tad jo, ta šalis yra ultrapatriotiška. Bet tuo pat metu, jeigu mes grįžtam prie tų pačių rusų mylėtojų, mes patys puikiai žinom, kas buvo su didžiais rusų patriotais, kurie visi buvo neabejotinai didieji internetiniai vatnikai, kai prasidėjo mobilizacija. 10, gal netgi 100 tūkstančių jų iš karto bėgo iš šalies. Tad jo, gal irgi yra didelis skirtumas, kad kai amerikiečiai sako, kad myli savo šalį ir kovotų už ją, jie tikrai tą darytų. Tuo tarpu, kai parodė istorija, rusai yra kieti būti patriotais tik tai tol, kol patiems negrėsia prasileist kulkos į tarpuakį. Dažniausiai tie žmonės savo pragyvenimą užsidirba savo, tarkim taip,
fiziniais gebėjimais arba savo darbu. Tai dažnai būna tokių smulkių verslų darbininkai, pažiūrėjau, statybininkai, elektrikai, santechnikai, gamyklų darbuotojai. Tie, kurie, ta prasme, sąžiningai daug dirba, ta prasme, negalim sakyti, kad jie labai turtingi, labai daug uždirba, bet tokie paprasti, sąžiningi, geri žmogeliai. Ta prasme, šitoje vietoje. Šitoje vietoje jisai bando vėl labai būti protingas, bet jis ką tik užpainiojo dar vieną terminą į visą šitą dalyką. Realiai, ką jis ką tik apibūdino, tai yra vadinamieji mėlynų apykaklių darbuotojai, blue collar workers. Ir vėlgi, jo apibūdinimas jam tinka labai gerai, bet ar jie visi yra, pavyzdžiui, rednekai? Tikrai ne. Ir aš pats, pavyzdžiui, kai buvau JAV, aš kaip tik galėčiau pasakyti, kad labai nemaža dalis tų, kas, pavyzdžiui, dirba statybose, kelio darbuose, jie labai neretai yra, pavyzdžiui, lotyniškojo gymio arba juodaodžiai. Aišku, yra ir baltaodžių. Aišku, reikia turėti galvoje, kad aš daugiausiai jų esu vėlgi matęs San Francisco ir Los Andžele, bet vien dėl to, kad jų backgroundai yra tokie skirtingi, jie negali būti rednekai. Ta prasme, čia nėra rednekas. Jis negali būti pagal apibrėžimą. Tai, ką jis čia dabar suvėlė, ta prasme, jis ką tik privėlė, kad blue collar workeriai yra rednekai ir vadinas blue collar workeriai yra trumpistai ir dėl to jie dar yra ir vatnikai. Ką? Aš neabejoju, kad nemaža dalis jų iš tikrųjų balsuoja ganėtinai į dešinę pusę, nes vėlgi jie yra smulkių verslų savininkai, respublikonai dažniausiai būdavo visai geriems. Bet tuo pat metu aš neabejoju, kad nemažai tokių, kurie galbūt dirba ne savo, tarkim, didesnėse kompanijose, galėtų balsuoti ir visai už demokratus. Vien dėl to, kad galbūt jie nori daugiau socialinės apsaugos, geresnės medicininės apsaugos ir panašiai. Tad vėlgi, tai, kai šią ką tik suvėlė, yra žiaurus oversimplifikavimas ir pritempimas. Tai čia yra vatnikai. Ir kai jūs mane vadinat vatniku, jūs to nepatikėsit, bet tai yra man didžiausias, geriausias mano darbo įvertinimas. Šiaip aš dabar iš tikrųjų išversiu žmonių kalbą, ką jis ką tik pasakė. Jis puikiai supranta, kad taip, jis yra vatnikas, bet tu negali niekada savo pripažinti, ypač jeigu esi per geros nuomonės apie save, kad galbūt tu esi neteisus. Dėl to, startuojant nuo galo, tai yra, kad aš esu vatnikas, jis realiai, eidamas atgal, po truputį sukūrė istoriją, kodėl jis iš tikrųjų yra geresnis už kitus ir kodėl yra nuostabu, kad jis yra vatnikas. Nes tai reiškia, kad jis asocijuoja su patriotais, su žmonėm, kurie turi didelės šeimas, su dirbančiais žmonėm, su paprastai žmonėm. Nesmė, kad tai galbūt veikiausiai neturi nieko labai bendro su vatnikais. Na, o kad maža nepasirodytų, dar jis ant viršaus užkala, kad o jeigu manęs jūs nekenčiat, vadinasi, jūs esat už žmonių deginimą ir tyčiojatės iš tremtinių, kas irgi yra, absoliutus absurdas. Tad, vienu žodžiu, šito video istorija, mano nuomonė yra tai, kad, aš esu vatnikas, aš negaliu paaiškinti, kad aš nesu vatnikas. Tai kaip man dabar išvartyt, kad buvimas vatniku reiškia, kad aš esu nuostabus ir geresnis už jūs. Ir dar, man konkrečiai šitoje yra labai juokinga, kad jis realiai pagrindė, jog vatnikas yra gerai naudodamas visai amerikietiškus įvaizdžius. Kai aš maniau, kad jeigu tu nori būti šitoj politinio spektro pusėje, kas šiaip tai yra politinis užribis, tai reikalavimai yra A. Nekęst Landsbergio, B. Mylėt Rusiją ir C. Nekęst Amerikos. Bet jis čia realiai amerikietiškus įvaizdžius naudoja tam, kad pagrįst, kad vatnikai yra nuostabus. Aš maniau, kad jeigu tu atstovauji šitą politinį kryptį, tu privalai nekęst Amerikos. Ir dar, aš žinau, kad dabar daug apie tai nembilinu, bet atkreipkite dėmesį, kad jis norėdamas paaiškinti, kokie nuostabus yra vatnikai, nei kartą nepaminėjo jokios geros savybės apie rusus. Ir žinot, kai žmogus, kuris veikiausiai neslepia, kad yra pro-rusiškas, negali panaudoti kažkokių rusiškų savybių, rusiškų įvaizdžių pateisinimui, kad jis yra geresnis už kitus. Jūs suprantat, kad su Rusija kažkas tikrai yra labai blogai. Bet kai kam jūsų nedais, jūs ir toliau mane vadinat vatniku ir aš jums dėkoju. Ir plus vatnikas labai fainas geras rūbas, visiems patariu, kas galit nusipirkti, sugauti ir kažkur. Tu žadėjau atvežti iš Rusijos, dabar reikės pažiūrėti, bet jaučiu bus 8 sankcijų pakete, bus jaučiu ir vatnikai uždrausti importuoti į
Europos Sąjunga. Nors įdomu, reikėtų pasidomėti, kas ten gerai gaudotėsi šitose visose sankcijose, pasakykit, kokia nors iš tų 10 ar 20 tūkstančių sankcijų Rusijai uždėtų, yra draudimas tokius vatnikus vežti į Lietuvą? Šiaip tai man asmeniškai labai šlykščiai žiūris, kai yra Lietuvos vėliava, Vytis ir vatinės striukė ir Hebrantas remblina. Kaip nuostabu yra vatinės striukės, reiktų šiaip į Rusiją jų užvažiuoti nusipirkti. Vėlgi, mano asmeninė nuomonė, jeigu toks Hebrantas išvažiuotų į Rusiją, manau, atgal jo įleisti kaip ir nebereikėtų. Jeigu Rusija yra tokia nuostabi, tai tegul jis ten ir būna. Vėlgi, turi kemperį, tai gal neprapuls. O šiaip tai va visas šitas bajeris apie vatinės striukės ir sankcijas, nu, man šitą vietą iš tikrųjų yra įdomu, kas iš tikrųjų užtruko ilgiau. Ar sugalvot visą šitą loginę tiradą apie tai, kodėl vatnikų būti yra nuostabu, ar šitas bajeris apie tai, kad oi, ar nebus vatinės striukės sankcijų pakete, Jo. Ar ne, nes mane žmonės prašė, kad tokių dalykų atvešiau, mano ir čia biški yra kažkur čia pagadintas, kažkur mes čia užpylėm, kažkiek plėma yra, reikėtų atsinaujinti garderobą. Taip, kad žmogelį, aš jums paaiškinau, kas yra vatnikas, kas supratot, tas supratot, o kas nesupratot ir toliau mane vadinkit vatniku ir aš už tai jums būsiu dėkingas. O toliau kas tenai? Prenumeruojam, taip spaudžiam, ką ten kokius varpelius dedam, komentarus rašom, gerus, blogus, jokios skirtumų, nebūna blogų komentarų. Būna, kad gal su gramatiniam klaidom tik taip. Na, šiaip tai mano patirtim žymiai daugiau gramatinių klaidų daro būtent jo krypties komentatoriai, jeigu tai, kaip jie rašo, iš viso galima pavadinti gramatika. Na šiaip, ką jis realiai šitam video padarė, tai jisai labai gražiai parodė, kad pats nori naudot labai sudėtingus terminus, sudėtingus įvaizdžius, pasirodyt labai protingų, bet galų galiai jis tiesiog labai stipriai nusišnekėjo. Tad ką aš galiu pasakyti? Jeigu aš jį būčiau žinojęs, kai dariau tierlistą, čia būtų absoliutus F lygis. Su maža pretenzija į E, nes jis bent jau kalba ganėtinai sklandžiai ir jo kamera bent jau nerodo 720p. Bet tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, paspauskite nykštį aukštyn, užprenumeruokite mane ir iki kitų kartų. Čiau!